Tiek veido, tiek ir kūno oda atėjus žiemai kenčia ne tik nuo paties šalčio, bet dar labiau nuo staigių oro temperatūros permainų. Todėl norint pasirūpinti savo odą, visų pirma reiktų keisti ne tik kūno ir veido priežiūros priemonės, bet ir kremus. Daugiau naudoti ne drėkinančio tipo, o maitinančius kremus, daugiau lipidinius, riebesnius, kurie apsaugotų mus nuo žvarbaus oro, nuo šalto sezono ir juose maitinančiuose kremuose yra daug mažiau vandens, o vanduo vėlgi šiltuoju metų laiku, ypač jeigu yra pasiekiama minusinė temperatūra, gali virsti ledo kristalais ir ardyti mūsų odos ląsteles, taip gali atsirasti ir įvairių dermatitų, egzemų ir oda gali būti sudirgusi, pažeista. Be to, kad žiemą reikėtų ieškoti tokio maitinamojo kremo, kurio pagrindą sudaro ne vanduo, o aliejus, taip pat derėtų moterims nepažeisti ir dar keletos taisyklių prižiūrint savo odą. Ryte atsikėlus, nusiprausus veidą, būtinai pamaitinti savo maitinančių kremų, visą, ką jūs naudojate ir leisti bent jau 10-15 minučių, kad jis įsigertų. Nebėkite iš karto į žvarbų orą, nes tas kremas jisai iš tiesų gali jums padaryti daug ir žalos, tos sudėtinės dalys patekusios į tokią atšiaurę temperatūrą gali suveikti priešingai. Todėl leiskite jūsų kremui įsigerti. Nepamirškite ne tik tai veido, kurį mato visi, bet nepamirškite ir kūno, ir savo ypač kojų, rankų odos, kurios irgi taip pat kenčia nuo šaltuoju metu, labai išsausėja, tai vėlgi reiktų jas pamaitinti ir savo skirti tas kelias brangias minutės namų priežiūrai. Specialistė tvirtina, kad prižiūrint savo veido odą taip pat nederėtų persistengti su priemonių įvairove, nes tai moterims gali pridaryti daugiau žalos nei naudos. Nereiktų naudoti per daug priemonių, tai tuo pačiu metu ir ploviklio, ir šveitiklio, ir toniko, ir pienelio, visko per daug sukrauna, ypač jaunos panelės, kurios turi problemų, viena kita spuogelė ar gausiau bėrimų, tai jos turi visą eilę tų šveičiančių priemonių, kurios ilgainiui tik išsausina tam tikrus plotus, o ta hiperseborėja arba padidintas riebalų perteklius odoje tik didėja, nes centrinė nervų sistema atsako į tą išsausėjusią odą ir papildomai gaminasi dar daugiau riebalų ir tada jau formuojasi ta kosmetinė aknė. Gydytoja dermatologė Aušrinė Ramanauskaitė pokalbio metu taip pat įspėja dėl namuose daromų grožio procedūrų, kurių metu moterys naudoja įvairius maisto produktus. Namų priemonės, ypač tos, kurias mes valgome, aš nemanau, kad turėtų būti naudojamos mūsų veido priežiūrai, nes esančios aktyvios medžiagos negali prasiskverbti pro tą odos barjerą, būdamos tokioje formoje. Jos yra didesnės molekulės ir niekaip neprasiskverbs į ten, kur jums didžiausiai yra poreikis į gilesnius odos sluoksnius. Geriau pasidarykite skanias salotas su agurkais, negu kad dėti ant savo veido. Nepaisant visų pavojų mūsų kūno ir veido odai, kurie tiko šaltuoju metų laiku, šis metų sezonas pasirodo turi ir savų pliusų. Jau įdegis yra praėjęs, galime vertinti apgamus, kaip jie yra stabilioje būklėje, galime taip pat pradėti įvairius gydymo metodus, kurių negalima naudoti vasaros metu, ar ne? Tai yra lazerinis gydymas, veido odos atjauninimas, tiek šlifavimas, tiek gilusis veido odos atjauninimas, gydymas dėl aknės, pigmentinių dėmių šalinimas, kraujagyslinių darinių ir kraujagyslių veido raudonio gydymas, odos šveitimai, pilingai. Visos šios procedūros labiausiai yra laukiamos rudenį, žiemą, šaltuoju metų laiku. Tai tiek kūno ir veido odos puoselėjimo patarimų šį rytą. Nepamirškime tarp gausybės darbų pasirūpinti savimi.